Nu, klausimų bus. Tai nuo komentaro per rungtynes. Nu ką, smagu išlošti, aišku, ypač žaidžiant gana prastai. Tikrai nežinau, ar čia mūsų taip nervai tie dėl, kad žinom, kad būtinai reikia išlošti ir nežinau, nu bet aišku, šitie vyrai tikrai palieka širdį aikštelėje, jie ištraukia tas rungtynės. Man kaip treneriui norėtųsi daugiau kokybės, bet šiuo metu svarbiausia yra pergalės, aišku, ir tikrai tas pergalės įmam, einam toliau, bandom gerinti tą žaidimą, tikrai turim daugiau potencialo, bet nu irgi šitose tokiuose, kaip sakant, ir rungtynėse, ir prie tokių atmosferų nėra lengva tą labai jau gerą krepšinį demonstruoti, bet ir šiai dienai yra svarbiausia išlošti ir tą padarėm ir didelį sveikinimą visiems. Kai prasidėjo tas trečio kėlinio pabaigoje spurtas, prie -11 metėte aikštę 3 žaidėjus, ką reiškia tas įėjimas, ką norėjot pakeisti ir ką pavyko pakeisti? Kažką norėjai, kad biškai greičiau žaisti, kad daugiau kamuolio judėjimas būtų per pertrauką. Pabrėžėm, kad žaidžiam per daug lėtai, užlaikom kamuolį pastoviai ir nelaukiam iš kitos pusės tokios varžovų gynybos. Taip kad, sakau, kažkiek norėjosi kamuolio judėjimo, atrodo ir susikūrėm situacijas ir aš nuo suoliuko matau, kad yra kažkur laisvi žmonės, bet nedaeina iki jų kamuolys. Vėlgi kažkaip Lijo pradėjo geriau judėti trečiam kėliny. Iš pradžių atrodė taip irgi, kad labai prastai juda, aš turiu galvoje iš fizinės pusės konkrečiai. Nu ir nežinau, kažkaip gavosi, kad tas rungtynės perlaužėm ir einam toliau. Rungtynių pabaigoje buvo labai svarbus ir tie gynybiniai momentai, ar ne? Kaip pavyko galbūt Deivisui susitvarkyti su tais paskutinių sekundžių momentais, kai jam pavyko tos metimus? Jo, nežinau, padarėm iš Briantė Weber superstarą tikrai. Nežinau, gal mano paaiškinimai, kaip gintis prieš jį nesuveikė, bet aišku, žmogus irgi įeina į rungtynę su labai lengvais taškais, su mūsų klaidom, paskui jam atsiveria rankos. Ir, nežinau, tai praktiškai buvo vienintelis realus žmogus kartu su Milutinovu, kuris mums kėlė grėsmę. Tai, nežinau, bet ant galo vėlgi susitvarkėm su juo ir tikrai susigynėm. Ir, aišku, vėlgi tokios rungtynės, kur galėjo laimėti belė kuri komanda ir laimėjome mes. Kiek pavyko prilaikyti galbūt Milutinovą, kuris ir po krepšiu darė didžiulį įtaką su atkovotais kamuoliais puolime ir Vėlgi, jisai aplamai Olimpiakosas antram kėlinukį 6 kamuolius nusiėmė po mūsų krepšių, taip kad labai daug kur vėl buvo mūsų klaidos. Kažkodėl dauguma situacijų atsidūrė prieš jį Aronas, o ne Brandonas, sakysim, tikrai negali pykti ant jo, nes buvo tas, vadinasi, cross matchas, taip toliau, taip kad Aronas jam labai sunku prieš tokį gigantą kaip Milutinovas. Bet, sakau, svarbiausia išlošim. Antroji pusė tos kamuolius iš Milutinovo padėdavo atsikovoti gynėjai, Vokupas, Leva pamušdavo kamuolį. Tarėtės dėl to, ar tiesiog taip išeidavo? Nemanau, kad tarėmės, bet antroji pusėje nedvigubiname jo ir kažkiek tai su Printeziu geriau dirbom. Tai galbūt tas jo, kaip sakyti, personalinis gynėjas visą laiką išlikdavo, o gynėjai ateidavo. Šiaip mes turim aukštus gynėjus šiai dienai, taip kad tas irgi vienas yra iš mūsų pranašumų, mes bandėm centruoti prieš juos versti iš po krepšio, galbūt tas kažkiek tai irgi buvo per daug statiškai iš mūsų pusės. Sakau, paleidus 3 žaidėjam, pradėjo liktai daugiau kamuolys judėti, bet irgi čia reikia dar video peržiūrėti. Apie Deivisą puolime 6 klaidos, o gynybui tie blokai labai svarbus, kurie liktai įkvėpia komandą. Kiek jisai buvo šiandien naudingas jums? Vėlgi. Jeigu sąžiningai, tai galvoju, kad Brandonas yra žymiai aukštesnio lygio žaidėjas, negu šiandien pademonstravo. Ir tikrai kažkiek užpykęs su juo, bet negali atimti iš jo tos širdies, jisai vis tiek su ją kiekvieną dieną ateina, dirba, stengiasi, kažkur perdega, kažkur kažką, bet, sakau, vėlgi, šiai dienai yra svarbiausia laimėti rungtynės, mes labai sunkiai labai daug ką pakeisim ar pagerinsim, žaidžiam su tuo, su kuo turim ir viskas. Treneri, po pralaimėjimo Vitorijai sakėt, kad trūksta alkanumo, trūksta lyderystės iš komandos. Dabar matom kitokį Žalgirio veidą, tos 5 pergalės. Tiek jums smagu, kad šitai komandai pavyko tą charakterį atgauti ir kas gal padėjo tą padaryti? Mums labai smagu. Mes irgi šnekam labai daug tarpusavyje, kad pagaliau atsirado tas žaidimas, kuriuo mes tikėjomės. Aišku, sugrįžus visiems žaidėjams ir jiem įėjus į formą, kaip sakant, galbūt
sugrįžta tos tavo vasaros idėjos, kokią tu idėją darai komandą ir taip toliau. Galbūt paskui, kai prasideda traumos ar kažkas tokio, tu perki žaidėjus, irgi tu turi idėją, kur būtų. Nu, ir kažkiek tai viskas yra į tą idėją, nu, bet mes turim žaisti geriau. Liko vienas turas, viskas kaip ir jūsų rankose, bet ir to pačiu reikės skaičiuoti. Kiek visgi yra smagu prisiminus tai, kad prieš gerą mėnesį tikinčiųjų turbūt nebuvo labai daug. Čia sakau, čia jokių skirtumų. Eini sekančias rungtynės yra Panevėžys. Sakau, čia tikrai nebūtų jokio skirtumo. Aišku, emocijos jos yra visai kitokios. Kalbos nėra, nes tu žinai, kad tu turi šansą, bet nemanau, kad nuo to kažkas pasikeistų. Yra sekantis tikslas ir ar mes out, ar mes in, mes eisim ant to sekančio tikslo ir aš galvoju, kaip mes vis tiek esam juk tie sportininkai ir mes norim nugalėti savo personalinį oponentą ir nežinau, kaip galima eiti į aikštelę ir nebandyti aplošti varžovų. Ačiū.